Kągi, visi ir apsiavę ir basi. Taigi visi. Saulė jau ant kito šono apsivertė, o diena nuo Kalėdų iki 3 karalių per Gaidžio koją prailgėjo. Va todėl ir 3 karalių sulaukėme. Štai jie čia mūsų scenoje. Plojimais pasveikinki, mėlieji. Tu tik pažiūrėk, šeimininkė, Kasparas neša smilkalus. Melchioras atnešė auksą. O Baltazaras neša mirą, kvapiuosius aliejus. Kaip gerai, kad į mūsų miestą jie atnešė ir žvaigždę, ir saulę. Taigi? Šviesa sugrįš, nuotaika pagerės, pralinksmės mūsų Kaunas, pagražės. Šeimininkė, ar dovanas karaliams paruošei? O taigi žinoma, prašom, dovanos paruoštos, pintinės pilnos. Ačiū Dievui, sulaukėme. Štai ir mūsų šventės sceną papuošėme 3 karalių inicialais – Kasparo, Melchioro ir Baltazaro. Taigi, užžibint reikėtų eglutės šviesas? Šventė tai įsižiebė mūsų eglutė. Sveiki visi kauniečiai, esu aš Kasparas. Mano rankose smilkalai. Kai pasieks mano smilkalų kvapas, tai jūs visus metus bus laimingi jūsų metai ir jūs būsit apsvaigę nuo laimės. Ar jaučiate, kad jau laimingesni? Ai, kaip puiku! Aš esu Melchioras, liaudyje vadinamas Merkeliu, mano rankose auksas. Baltazaras mano vardas. Nešu mirą bei kvapiuosius aliejus. Lankome visus, keldami gerąją naujieną, šviesa sugrįžta. Mes pasversime jūsų kauniečiai praėjusių metų 2012 metų gerus ir blogus darbus. Jei nusvers geri darbai, tai pasmilkysim, mirą patepsim, ilgai jauni būsite ir niekada nesensit. Puiku. Nusveria kauniečių geri darbai. Nusveria! O Kalėdų belaukdami pačią gražiausią Lietuvoje eglę Rotušės aikštėje pasidabinote. Verti ir šiandien pagirimo. Taigi sveikinu visus su praėjusiom Kalėdom, naujaisiais metais, o dabar ir sulaukus mūsų 3 karalių. Ir aš sveikinu visokios laimės ir geros sveikatos linkėdamas. Na, kad pas jūs augtų rugiai su ūsais, bulvės ir kitokios daržovės su uodegomis, kad jūsų karvės turėtų daug veršiukų, o riebios kiaulės daug paršiukų, kad būtų daug taukų puoduose, grūdų aruoduose. Na čia kalbi, kur čia miestiečiai tuos paršiukus augins? Na, po balkoną. Baltazarai, sveikink tu. Na gerai, sakysiu tada taip, atėjau iš tolimos šalies. Nešu aš ne tik mirą ir kvapiuosius aliejus, bet ir laimę, kitokį gėrį kiekvienam sutiktam. Palabintas bus tas, kas į mano klausimus atsakys. Taigi pirmasis, kokie metai trumpiausi? Na, kokie metai trumpiausi? Teisingai, Šaunuoliai. naujieji. Na, o dar viena minklė. 12 brolelių turi vieną juostelę. Metai, na va, Ai, kokie kaip gerai. protingi visi. Na, o balta pukelė po orą laksto. Kas? Snaigena. Na, dabar pati jau sunkiausia. Pusė balta, pusė juoda, o galuose raudona. Kas? Šitą aš žinau. Palauk, gal kauniečiai irgi žino. Mėlyje kauniečiai. Girdžiu
Girdžiu teisingą atsakymą. Diena ir naktis. Teisingai. Puikiai spėliojate. Taigi, mes jums atnešėm ir dovanojame pačius brangiausius dalykus. Tai yra sveikatą, meilę, vaikų klegesį, sugrįžtančią saulę. Priimkite iš mūsų. Aplodismentai. Sveikatos ir santarvės, o ko norėtų palinkėti gerbiamas ponas? Mielieji karaliai, šis ponas, tai Kauno miesto vicemeras Stanislavas Buškevičius atėjo pasveikinti ir jūsų didenybės, ir kauniečius. Prašom. Labas vakaras, miestiečiai, miesto svečiai ir 3 karaliai. Labas vakaras. Labą dieną. Kaunas, krikščioniškas ir lietuviškas miestas. Mes gerbėme ir tęsėme mūsų protėvių tradicijas. Kauno miesto mero, Kauno miesto savivaldybės tarybos narių vardu leiskite visus jūs pasveikinti su 3 karalių diena, su viešpaties apsireiškimu. Geros jums šventės, sėkmės! O, su ugnimis visom. Na tai, jau mūsų ugnies valdovai pasiruošę, tai mes norėtumėm dar palinkėti jums visiems su gražia ugnim ir didelė liepsna visiems kauniečiam. Meilės! Laimės! Džiaugsmo ir sveikatos svarbiausia. Visiems! Būkit laimingi! Ir nepamirškit, kaip senieji groja, taip jaunieji tešoka. Oi, ačiū mielieji išminčiai už palinkėjimus. Ačiū, kad mūsų neaplenkėte. Taigi dėkojame jums. O sausio mėnuo nuo seno Lietuvoje buvo pats sausiausias ir šalčiausias žiemos mėnuo. Nors tiesą pasakius oras puikus, bet manau, kad žiema dar parodys savo kerus. Aš manau, kad ji tikrai parodys, nes sausis nuo seno yra vadinamas ir sausiniu, ir puščiumi, ir vilkų mėnesiu. Taip, sausis tai atokvėpio nuo laukų darbų metas, bendravimo džiaugsmo metas. Taigi dainos, žaidimai tegul skamba šį vakarą Kaune. Na, o jeigu jums mūsų draugystė tiko, tai kviečiame ir klausytis, ir patiems dalyvauti koncerte. 3 karaliai atkeliavo, visas svietas uždainavo. Kaip jaunieji giedojo, kaip senieji giedojo, taip jaunieji te dainuoja. Kažkaip čia supinė. Ir giesmė. Taigi, linksminkitės visi. Čirškit paukšteliai ant visų šakelių visokiom dainelėm. Dainorėliai, nepagailėkit savęs, užplėškit, kad visas Kaunas girdėtų ir skambėtų. Kasparai jau užsivedė, nurimk. Mėly kauniečiai, jeigu jau svečiai mus aplankė, tai atsidėkodami nusilenkime jiems. Visi kartu, 3, 4. Stop, dar kartelį, dar žemiau. 3, 4. Na, o dabar, kai tik kauniečiai te moka, žemiausiai kiek galim. 3, 4, kad kelius nosim pasiektume.